Trečios lenktynės šį mėnesį. Grįžtam į Nemuno žiedą. Šiandien yra šeštadienis, treniruočių ir kvalifikacijos diena. Suvažiavom jau treniruotės. Iš esmės automobilis yra ledas. Mes pirmą etapą važiavom su ganėtinai užverstu spoileriu, nes aš nesijaučiau gan komfortabiliai su ta mašina visa tokia plaukiančia galu. Dabar tiesiog nusprendžiau numint gazą visur ir viskas gerai. Tai treniruotėse ten realiai turėjom visokių momentų, ten mašina, jinai visose vietose, tai ją reikia gaudyti ir vis laik gazą numinus. Malonus jausmas, bet jau tas on the edge, kur jau reikia labai suskaupus važiuoti. Ir po to Ąžuole mes pradėjom trankyti splitterį į žemę. Splitteris ypač, kai labai arti žemės, vienas dalykas jis neveikia, antras dalykas jis žalojasi. Tai nutraukiam vieną splitterio laikiklį, bet ten turėjau kitus namie, atvežė tėtis. Ačiū. Ir važiuojam toliau. Kvalifikacijai ir tolimesniam sezonui. Jau įsidėjom naujas kaladukes, nes jų buvo likę kokį milimetrą, bet mes jas per treniruotę sudrožėm, nes aš esu labai tvarus ir ekonomiškas. Taip pat namuose atlikau dar vieną modą. Buim. Išgrėžiau skylę, nes kai plauni mašiną labai renkasi vanduo. Tai kokios nuotaikos prieš kvalifikaciją? Šiandien yra karšta, dušni diena, kur mašinos nevažiuoja taip, kaip važiavo. Šiandien geriausia ten 18,2, man atrodo, įpiešiau. Du varžovai greitesni yra Kairo Kalas ir Marius Grigaitis, jie važiuoja po 17, 9 ir 6. Tai aš manau, kad pretenduoju saugiai į top 3. Kiti konkurentai užnugarį galbūt sekundę kažkur atsilieka. Tai kaip ir saugu, bet kaip ir reikia neprisivaidinti. Labai tingėjau gaminti naują splitterį iš tom varžybom. Dabar jau teks. Kadangi aš jo neklyjavau, aš jį čia taip varžtai suveržiau ir net laiko, kas galėjo pagalvoti, man sakė klyjuoti, aš nemoku klyjuoti, aš padariau nesąmonę. Šiek tiek epoksido turim, tai bandysim suklijuoti atgal, kad išgyvent šitą lenktynę. Aišku, vežiojantis tokius akmenis, tai nėra surprizo, kad viskas lūžta. Šiaip lūžo, tai neįsivaizduoju kur. Įvažiuodamas į Park Ferme uždarą parką, išgirdau krekšt, bet net vairą susikau tikrai mažai ir tai nebuvo mano klaida tuo momentu. Po to susikau biškį daugiau apsisukinėjant krekšt. Patik valo, viskas ok. Kaip ir tikėjausi, iš pat pradžių benkinau tokį lėtesnį ratą, saugesnį. Pamačiau, kad dar vis yra įmanoma kitiem pavyt, sakau, dar vieną šausiu ir pagaliau 17 įlipau iš tom oro sąlygom. Šlaimingas. Tai taisom splitterį, padarysim dar truputėlį tokių fiksų, nes ten viską palaužiau, aplaužiau.
ir to ir reisai. Fixed. Važiuojam į pirmas lenktynės. Čia, dar vieną. Ir parksermė. pozicija Lietuvos atstovas. Damage. More damage. More damage. 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 Tai Race 1 pasibaigė. Buvau nunešęs SD kortelę pas Race Control, pas teisėjus. Ir jie nusprendė, kad tai buvo racing incident. Iš esmės viduj Tadas nežinojo, kad aš išoriai neturiu vietos. Taip pat ir išoriai Veismanis nežinojo, kad aš viduj neturiu vietos. Ir sumuštekas gavosi.
šiek tiek apie damage'ą. Tai jau spėjom taisyti, nes mes laiko nešvaistom. Tai visas čia buvo blim, dėjom čia aliumos kardą, sulankstėm. Sakyčiau, gavosi net tvirčiau nei buvo. Tuneliukas irgi dar klyjų, dar zateškių. Šitas splitteris išgyveno labai sunku gyvenimą. Taip pat paskutiniam rate, paskutinėse posūkiuose padariau durną klaidą, peršokau per kerbą. Be priežasties. Aš galvoju, kad gal nuslys mašiną dar kažką, kaip šokau durnai ar koncentraciją praradau. Tai dar ir amortikus atgal susivertėm, pasistengiam sugrąžinti atgal geometriją, nes suvedimas buvo biškį dingęs. Ir galvau, kad tik 2 kairius ratus sugadinau, bet man atrodo, tas šuolis per kerbą padarė ir tai. Tai galvau dar 2 priekį įdėti lengvesnius šitus kosėjus, bet jau -3 ratai, tai dėsim savo treniruotinius senkėjus. Uždėjom jau varžybinės padangas ir važiuosim. Tadas, su kuriuo susirėmėm pradžioj, jam nusimontavo ratai, padangos tiksliau. Biškį pasigadino. Tai va to, užsiminėjom po pirmo reisą ir antras reisas jau beveik ir atėjo. Tai keliamės tenai. Park fermė. Park fermė. pilnai užtarnauta 3 vieta ir etape ir antram reise. Starte kažkaip pamečiau aš Integrą, bet po to vėl važiavom lygiai. Mano netrato laikas 1/10 buvo greitesnis, geriausias.
bet po to double yellow. Ir double yellow, jis yra suktas dalykas, kai mašinos neturi GPS-o. Dėl to, kad nieks negali įrodyti, ar tu važiavai šiam 8 ar kažką. Aš, galimai, irgi vos viršijau, bet už tai, kad ten priekį irgi vos dar viršijo. Ir bijai baudos, ir labai toj vietoj bandai neatsilikti. Tai va, tai tokios tokelės. Šiaip manau, kad aš pilnai užsitarnavau 3. vietą, vien dėl to, kad toks mano tempas buvo ir tokios mano lenktynės buvo. Integras Marius Grigaitis pilnai užsitarnavo 2. vietą, nes šiandien buvo tam sąlygos. Prašau, grąžinkite man lietų. Tavo mamai siūs. Bim bam bam bim bam bam bim bam bam.